Registratoriaus MIO parkavimo modulio pajungimas nereikalauja tikrai jokių didelių žinių, elementarios žinios yra pakankamos pasijungti pačiam be jokio serviso. Visų pirma yra 3 laidai. Vienas yra minusas ir 2 yra pliusai. Vienas pliusas yra pastovus, kitas, vadinkim, degimo. Kitaip tariant, jeigu jūs turite kontrolinę lemputę, tai geltonas laidas turi būti tas, kuris visą laiką turi maitinimą, net ir mašinai esant užrakinta. Raudonas, jis neturi maitinimo, kol nėra įjungtas degimas. Įjungime dabar degimą. Ir štai mes jau turime pliusą veikiantį ir nuo degimo. Minusas pasijungia kažkur į korpusą ir viskas, modulį galim dėti čia. Pasireguliuojam jungtukus pagal savo norimą darbo režimą, ar jisai turi laikmatį, ar jis neturi laikmačio ir prie kokio voltažo jis atjungia mūsų registratorių. O atjungia tam, kad neiškrautų per daug akumuliatorių. Visą šią instrukciją rasite komplektacijai, bus mažas lapukas, labai aiškus ir paprastas. Taip, kad galim viską surinkti, užtrukom vos 3 minutės ir galim turėti vaizdo registratorių su parkavimo moduliu. Jeigu mašiną paliekame aikštelėje, vaizdo registratorius dirbs toliau.